norint padaryti džinę, reikės apnuogintų kojų. Taigi, pradedu nuo vidinės kojos. Ištiesinu ją šiek tiek aukščiau negu mano klubai, pagaunu stulpą ties kelio linkiu. Tvirtai užspaudžiu ir įsitikinu, kad koja žiūri įstrižai į viršų. Vidinė ranka griebia virš kelių apytiksliai sprindžio atstumu ir tvirtai mane laiko. Ši ranka bus traukiančioji. Kita ranka arba su paprastu paėmimu, arba pirštai žemyn stumia nuo stulpo. Svarbiausia iš delno. Taigi traukia ir stumia. Švelniai sėdu klubais žemyn, aktyviai spaudžiu viršutinę koją ir griūnu čiučiut su klubais atgal. Apatinė koja išsitiesia, gaunu ties linkiu ir užlinkiu. Šis kelias žiūri įstrižai žemyn. Idealiai abi kojos turėtų vienodai gerai laikytis ant stulpo, tačiau pradžioje mokantis viršutinė laikys geriau negu apatinė. Abi rankas perimu ties viduriu, laikau šoninį presą, kad nenugriūčiau ir štai mano galutinė pozicija. Pėdos bando susibučiuoti, keliai bando atsiskirti. Vienas kelias žiūri viršų, kitas į apačią. Parodau dar kartą iš galo. Turėkite omeny, kad rankas galima laikyti arba taip, kaip aš dabar ką tik laikiau, sukryžiuoti, dar kaip nors mandrai pakeisti arba vieną iš vis paleisti. Jūsų pasirinkimas. Taigi, dar kartelį šiek tiek pagreitinti iš galo. Vidinė koja ir ranka. Išorinė ranka ir koja. Ir perimu į vidurį, galiu ir sukryžiuoti.